Sveiki, mano vardas Vitalija. Šiandien aš kalbinu Evaldą, šitokį jauną, žavų vaikiną, kuris pasirodo per visai nedidelį laiko tarpą, vos per 8 savaitės, neteko Evaldai kiek? 14 kilogramų. Taigi, Evaldai, pasidalink truputėlį, kaip tu laikaisi šitos programos? Kaip laikiausi, tai viskas yra parašyta metodikose, jau Life Shake'o. Tiesiog reikia pakeisti mitybą, naudojant 2 kartus kokteilį vietoj valgymo, o 2 užkandžiai ir 1 pietus, plius arbata. Tai sakyk dabar man, Evaldai, aš taip nujaučiu, kad tu esi toksai drūtas vyrukas ir tikrai galbūt mėgsti daug pavalgyti. Ar nebuvo tokio alkio jausmo, kad visą laiką nori valgyti papildomai? Ar užtekdavo to, ką gaudavai su programa ir su tuo maistu? Čia yra unikalu tas, kad skaidulos esančios kokteilyje suteikia sotumo jausmą, o užkandžiavimas neviršiant 4 valandų ir režimo laikymasis, jisai suteikia sotumo jausmą, plius arbatos šiltos, va tokiu laiku žiemos tai labai svarbu buvo, kurios čia yra šitos skanios ir jos irgi taip pat suteikia sotumo jausmą. O kaip dėl energijos? Ar užtekdavo energijos dienos bėgyje? Čia turbūt ir nuo baltymų, ir nuo pačios arbatos, ir nuo sveikesnio maisto. Vis tiek reikia trupučiuką pasirinkti, ką valgyti, laikantis programos. O kaip su raumenim? Ar nebuvo taip, kad netekai kažkokios tai raumenų masės, kaip buvo su ta riebalinė masė ir raumenų masė? Kokia savijauta tavo organizmo? Čia buvo stimulas pradėti man sportuoti, nes iki tol neturėjau reguliaraus sporto. Tai pradėjau nuo 1 kilometro ir pavargdavau, bet kadangi čia yra baltymų, tai buvo ir energijos ir aš manyčiau patys raumenys ir taip pat stiprėjo kartu metant svorį. Į galą programos aš galėjau laisvai kiekvieną rytą vaikščioti 5 kilometrus. Tai aš manyčiau, kad patys raumenys taip pat stiprėjo. Ir buvo energijos pakeisti savo gyvenimo stilių. Tai ar dabar esi patenkintas savo rezultatais? Labai patenkintas, tik dar šiek tiek dar sieksiu. Dar kokius 5 kilogramus tikrai svajoju. Svajoju. Ir tikslą turiu. Taigi, na ką, Evaldai, ačiū tau už pokalbį ir sėkmės tau siekiant savo tikslą. Ačiū.